Sveiki, aš Simonas Urbanas, projekto Metai su knyga 2 tinklalaidės moderatorius. Metai su knyga 2 tai Lietuvos kultūros tarybos finansuojamas projektas, kurio metu jūsų laukia 12 tinklalaidžių skaitimo tema su projekto ambasadoriais ir įvairių sričių specialistais. Taip pat sezono knygų skaitimai ir jūsų jau labai pamėgti konkursai socialiniuose tinkluose. Projekto organizatorius Apskričių viešųjų bibliotekų asociacija, tad didelis džiaugsmas būti viso šito dalimi ir dar didesnis džiaugsmas, kad šiandien šalia mane žmogus žinantis praeities žaislų istorijas, archeologas, žaislų muziejaus įkūrėjas Vilniuje, taip, Vilniuje. Tikiuosi, kad bus ir ne tik Vilniuje, aš labai laukiu, kada ir Kaunas galės turėti tokį muziejų. Mokslų daktaras Povilas Blaževičius. Tai sveiki, labas, ačiū, kad radai laiko, atvykai ir gal nieko nelaukiant, norėčiau iškart paklausti, kaip susidomėjai archeologija? Rimtas klausimas, kurį turbūt vieno atsakymo ir nėra. Tai vat labai galim ir du. Gal čia tai yra susiję su žaislų istorijos tyrimais, nes turbūt kiekvienas vaikystėje norėjome būti, nežinau, kosmonautu, kokiu nors daktaru. Na, policininku? Policininku galbūt taip, tai aš norėjau būti archeologu. Iškart? Faktiškai iškart. Nu, gal darželėje dar ir apie kosmonauto karjerą svajojau, bet po to jau perėjau prie archeologo. Nežinau, kas paskatino, tiesą pasakius, bet visi daržai ir namo apylinkės buvo išrausinėtos duobėmis ir visi įtartini daiktai pupsojo lentynose, ant stalų ir visur kitur. O kaip ta prasme, kaip pagalvot, nu, pavyzdžiui, tai čia kažkas turėtų būti šalia, kuris rodo, pavyzdžiui, iki manęs niekada vaikystėje archeologija, nu, niekaip neatėjo kaip toks, kad galėčiau va kasinėti rast. Nu, aišku, kasinėti norėdavosi tenais, bet centų rast kažkokių dalykų. Nu, gal čia ir buvo. Ne, tai nebuvo gal lobių ieškojimas. Nežinau, čia turbūt ir knyga suvaidino savo vaidmenį. Nu, tarkim, Tarasenkos Užburti lobiai ir kitos jo knygos skirtos populiarinti archeologiją, istoriją buvo tikrai mano mylimos ir mėgstamos, tai gal aš tik bandau, aš neprisiminsiu dabar, bet svarstyti, gal tai buvo irgi vienas iš tokių postumių. Bet tuo viskas taip lengvai nesibaigė, tas gyvenimas netoks paprastas. Baigdamas mokyklą, baiginėdamas, kaip ir dera tais laikais, aš svarsčiau stoti į verslo vadybą, mokiausi papildomai matematikos ir jau buvau beveik žingsnis iki to, bet kažkaip tada paslydo koja, išvažiavau metą mokytis į Vokietiją, kur jau ramiai apgalvojau viską ir tada grįžęs stojau tik ten, kur traukė mane, tai yra į archeologiją. Tai vat ir buvo mano klausimas, tai jau kada tvirtai tas apsisprendimas buvo, tai įvyko Vokietijai? Taip, netikėtai vietai, bet tikėta profesija. Niekur toli nepabėgau nuo savo vaikystės svajonės. O kokie pačio yra įdomiausi atradimai šiaip, nu archeologiniai? Tai yra tokius, kur čia ir jau galima jais būtų pasigirti, parodyti. Tai archeologija toks yra labai sudėtingas mokslas, nes atrodo visiems, kad archeologai tik kasinėja, bet dažnai tie kasinėjimai tampa muziejų fondų kasinėjimai, ataskaitų puslapių kasinėjimai, tai knygų puslapių ir iliustracijų tyrinėjimai ir kasinėjimai. Tai patys kasimo darbai turbūt net archeologai kai kurie net turbūt to ir nepatiria visą gyvenimą. Jie užsiema tik tai tos medžiagos analizę. Bet teko man ir tą patirti, tas aišku labai smagu, atradimo džiaugsmas, kuris matyt nuo vaikystės ir suviliojo profesiją, sėkmingai tęsiasi ir dirbant muziejuose, Valdovų rūmų muziejuose, dabar dirbu Lietuvos nacionalinėme muziejuje. Ir čia mes staiga gaunam, pavyzdžiui, žinutę, kad atrastas lobis, kur nors netoli Vilniaus ar toli nuo Vilniaus. Tai ką daro archeologai? Susipakuoja visą amuniciją, dabar jau tai yra ne tik tai šaukštas, šepetukas ir kastuvas, bet ir įvairios modernios technologijos, nivelyrai, visokie matavimo prietaisai, detektoriai ir keliaujam tada į tą
vietą. O kas tas žinutės parašo, čia kažkas gali, bet koks žmogus netyčia kažką atradęs, ne? Tai taip, iš tikrųjų, tai iki 20 amžiaus pabaigos turbūt daugiausia tų atradimų vykdavo statybų metu ar žemės ūkio, kažkokių veiklų metu ariant žemę, ten surasdavo lobius ar iškasdavo kažkokius griaučius ir tada jau keliaudavo visi tie daiktai į muziejų. Na, ne visada. Visada yra žmonių, kurie nenori dalintis savo radiniais, nors jie pagal visus įstatymus priklauso valstybei. Kaip ir kokie požemių turtai, nafta, dujos ir taip toliau. Tai šiandien išpopuliarėjus metalų detektoriams, metalinių ypač radinių randama labai daug. Tarp jų ir archeologinių radinių. Tai va čia yra ta rizika, turbūt, kad mes turim labai stipriai edukuoti ir šviesti visuomenę ir versti juos skaityti knygas, kad suprasti savo tautos istoriją, savo šalies istoriją ir vertinti tai. Nes kiekvienas daiktelis, kad ir nelabai didelis arba atrodantis nereikšmingai, yra svarbus istorijai. Ir čia vat ir yra tas postumis žmonėms, kurie kaip hobi renka ir radę atiduoda valstybei, kas jai ir priklauso. Na, aš palyginčiau tai su žvejyba. Anksčiau kaip būdavo žvejojama. Tempiesi akumuliatorių naktį arba tinklą prie ežero, merki laidus, semi žuvis ir nesvarbu tau gamtosauga. Dabar turbūt aš net nežinau žvejo, kuris tą žuvį pagavęs... Pabučiuoja ir paleidžia. Jo, nešasi namo, ten blogiausiu atveju žvyną pasiema, kad įsiklijuoti lapą, kad tokią radau, tokią pagavau. Dabar nusifotografuoti, jau parodyt galėjau, nereikia sakyti, o ten tarp akių buvo to. Ir leidai atgal, tai tokia tausojanti veikla ir turėdami dabar žmonės daugiau laiko tam skiria daug dėmesio, tam skiria daug finansų, tai tas pats ir su tuo metalo detektoriavimu. Jeigu jį taip galima pavadinti, kad kažkas renka gilzes, kažkas renka kažkokius tai ženkliukus, bet rasdami archeologiją, jau kuo toliau, tuo vis daugiau žmonių yra supratingi ir tą objektą pristato, kur priklauso. Tai yra, kur... O lengva paprastam radus suprasti, ar čia yra kažkoks archeologinis lobis, ar čia... Ne visada. Kartais tai atpažįstami daiktai, jeigu radai kirvį, tai ar kirvis sode, ar prie žydinio įkirstas į kaladę, jis vis tiek bus panašus. Gal tik tai bus sunku nustatyti, koks jo amžius. Ar jam 300 metų, ar 500 metų, ar 1000. Bet įvairius smulkus fragmentai, papuošalų detalės, šarvuotės ar kažkokios buities elementai, tai yra pakankamai sunkiai atpažįstami. O mitas yra, kad kuo giliau po žemę, tuo senesni lobiai. Taip, žinoma, aišku. Kuo giliau kasi, tuo didesnė tikimybė ras dinozaurą. Nu, va. Aš ir galvoju. Ne, taip iš tikrųjų nėra. Čia mitas. Visiškai. Galima ir visiškai kažkur paviršiui kažką atrasti. Kartais patys seniausi akmens amžiaus radiniai, kurie datuojami, tarkim, 10 000 metų prieš mūsų erą, jie yra visiškai paviršiuje. Čia pat smėlyje po Velėną. Okay. O jeigu miestuose, pavyzdžiui, yra kasami dideli grioviai, infrastruktūrai, komunikacijom, tai jie suformuoja 3-5 metrų gylio tokius katlavanus, kuriuose daiktai labai giliai, bet labai nauji. Tai čia... Nu jo, ir mano močiutė, pavyzdžiui, iškasus buvo kieme kokių 5 metrų gylio duobę šiukšlėmis, tai žinai. Ir po 50 metų, kai visi yra tą gerai pamiršęs, taiga atranda duobę pilną vertingų objektų. Taip. Mano, kad tai yra tikrai labai senas dalykas. O turit, Povilai, svajonę, ką norėtumėte atrasti? Yra archeologai, turi, pavyzdžiui, tokių svajonių, kaip, Neišduosiu, nes po to neišsipildys. Aš galiu tik išduoti, kad man įdomiausia kasdienybės istorija. Tai ir vaikystės istorija, žaislų istorija ir tų kasdienių žmogaus veiklų įvairiausių. Mitybos, ką jie valgė, ką medžiojo, kaip medžiojo. Tai čia, žodžiu, labai daug visokiausių kasdienių istorijų, kurias norisi atskleisti. Nes, kaipgi mes
ilgą laiką iš tos archeologijos tai žinojom, kad ką. Buvo ginklai, buvo pilis, bet kas už tų daiktų slepiasi, tie žmonės, kaip jie atrodė, kaip jie jautėsi, ką jie veikė. Tai va tas turbūt archeologija man šiandien yra pats įdomiausias dalykas. Arčiau žmogaus paprastai. O kaip archeologijos mokslas padeda šio laikiniai visuomeniai? Kaip jis prisideda prie jos? Turbūt kaip ir istorija. Labai svarbu turbūt kiekvienam iš mūsų suvokti, iš kur mes atėjom. Kas yra mūsų tėvai, mes lik ir dažniausiai žinom, seneliai irgi, proseneliai ne visi, bet kaip atrodė mūsų visuomenė prieš 500 metų, ar prieš 1000, ar prieš 2000, tai retas, kuris susimasto. Tai ta tautos istorija, jos paveldas ir šiuo atveju archeologija ir padeda tą spragą, tas trūkstamas dėlionės dalytes užpildyti ir leisti mums suvokti, kas mes esam, iš kur mes atėjome, kas tie baltai, aiščiai, kas per gentis čia gyveno, ar jie statė pilis, ar kas pylė piliakalnius, ar jie piliakalnius su kepurėm pylė. Ar pritaikė tik tai natūralias kalvas, šiek tiek pastatinę šlaitus. O kaip buvo? Tai skaityti reikia knygas. Gerai, kokią knygą dabar tada rekomenduojam, kad sužinot, kaip gyveno tie paprasti? Vienos knygos turbūt ir nėra. Bet aš irgi prieš ruošdamasi susitikimui mūsų galvojau, ką aš skaitau, kokias aš galėčiau pasidalinti knygas, ką aš dažniausiai, kas yra ant mano stalo. Ir susimaščiau, kad tokios, literatūros ar kažkokios tai tokios lengvo skaitinio netaip retai pas mane stalo rasi. Dažniausiai tai yra visokie moksliniai leidiniai, apibendrinamieji leidiniai. Net yra toks leidinys archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje. Jis išleidžiamas kiekvienais metais ir visus naujausius tyrinėjimus aprašo archeologai ir išleidžia tokį leidinį. Ir jame gali susipažinti su pačiais naujausiais atradimais. Gerai, o galit pasidalinti, pavyzdžiui, naujausi atradimai, kokie yra? Praeitų metų. Ne, nors vieną kitą tik tai. Skaitykite knygas. Supratau. Tai tikrai atradimų yra labai daug ir netikėtose vietose ir dabar ir povandeninė archeologija įgauna vis didesnį pagreitį, tai vis atrandam, tarkim, čia prieš porą metų buvo surastas paskendęs karys prie Dubingių pilies tilto. Daug medžiagos ir žinių mums suteikia visokie, pavyzdžiui, kaulų tyrimai arba sėklų tyrimai. Tai čia kiekvienas mažas žingsnelis į kairę į dešinę dabar mums atskleidžia vis naują istorijos puslapį ir tada mes jau tą bandom klijuoti vieną piešinį ir paveikslą ir iš tų keistų istorinių, archeologinių terminų sukonstruoti aišku pasakojimą, kuris būtų suprantamas kiekvienam. Kiekvienam, to ir norėtųsi, nes toks atrodo, jūs tarp to mokslo žmonių, archeologų atrodo, kalbate savo kalbą, bet norisi, kad ir tas paprastas žmogus, ne? Taip, bet tai irgi nėra lengva. Save aš irgi pagaunu, kad įpratęs rašyti mokslinius tekstus, sklandų tekstą be išnašų, be nuorodų, be komentarų, diagramų ir kažkokių tai paveikslėlių, sunku pačiam rašyti. Reikia, kad kas nors vis sėstų šalia ir sakytų, čia jau nusirašinėjai nesąmonės, paprasčiau rašyti. Tam dažnai padeda bendraautoriai. Tai neretai dabar dirbam projektuose su kolegomis, tai viens kitą truputėlį pakoreguojam ir pakontroliuojam, kad mokslas nebūtų toks sausas, kad jisai būtų patrauklus visiems. Taip, nes mokslas, aukštas mokslas ne visiems, o mūsų daugiau yra, kurie norėtų ir paprastus dalykus, suprasti paprastą kalbą. Tai labai labai geras šitas dalykas. Aš labai tikiuosi, kad daugės tų bendraautorių, kurie padės tą mokslo kalbą suprasti ir visiems kitiems. O kaip pradėjo tyrinėti žaislų istorija? Nes toks specifika žaisluoja, ne? Ne tik, bet aš savo disertaciją parašiau apie žaislus. Ir dar iki šiol vis prie tos temos grįžtu. Tai, kaip ir sakiau, ta kasdienybė man įdomi buvo. Ir tyrinėjant Valdovų rūmus Vilniaus pačiam centre,
buvo surasta kelios dešimtis šachmatų. Ir šachmatai, įdomus žaidimas, lik ir visiems pažįstamas, bet tos figūrėlės atrodė visai kitaip, negu kad šiandien jos turėtų atrodyti. Na ir kilo klausimas, kaip tie šachmatai vystėsi, iš kur jie atkeliavo į Lietuvą, kaip jie atrodė anksčiau ir kodėl ar jie pasikeitė jų formą iki dabartinių. Ir tai buvo pirmas toks klikas, kuris sukėlė minčių, kad čia yra tema, kuri visai netyrinėta ir galėtų kažką naujo pasakyti. Iš tų daiktų mes galėtumėm tą istoriją atskleisti ir sugyvinti ir žmonėms būtų įdomu. Tai žingsnis po žingsnio prie tų šachmatų atsirado lošimo kauliukai, šaškės, vaikų žaislai ir taip visą tai virto iš bakalaurinio darbo į disertaciją. Nu jo, nes realiai kalbam apie didikus visokius, bet labai įdomu, ką veikia tuo metu jų vaikai. Jie vis dėlto irgi gyveno, ne, šalia kažko. Tai va čia ir yra tų rašytinių šaltinių stoka mūsųse. Taip suformuoja tą mūsų istoriją, kad mes žinom apie didžiuosius kunigaikščius, jų pilis, mūšius, kiek ten žuvo mūšiuose žmonių ir kitas tokias globales politinės peripetijas, bet apie kasdieninį gyvenimą, kaip tiem žmonėms sekėsi tarnaut pas valdovo dvare, dirbti žemę ir ką jie veikia laisvalaikiu, tai to mes nežinom. Tai vat tos mažos detalytės, tai archeologijos radiniai ir jie suteikia galimybę tyrinėti. Aišku, tame daug yra asmeninės interpretacijos, nes turim radę daiktus spėti, kam jie buvo naudoti, kaip jie buvo naudoti ir kas per žmonės juos naudojo. O kokie didžiausi, va čia ir yra turbūt didžiausi iššūkiai tyrinėjant žaislus, ne? Tai ir ne tik žaislus, visas temas iš tikrųjų, nes istoriniai šaltiniai, rašytiniai šaltiniai Lietuvoje, tik nuo viduramžių jie plačiau aprašo žmonių gyvenimus, o kasdienybė, kaip jautėsi žmonės ir ką veikia kiekvieną dieną, tai turbūt tik nuo 17-18 amžiaus mes tą matom plačiau. Tai tas laikotarpis, kai rašytinių šaltinių neturim, o turim tik archeologinius radinius, tai ir yra tas, kuriame mes pasitelkdami daiktus, kontekstą, tai yra piešinius iš gretimų valstybių, iš gretimų tautų, istorinius šaltinius, iš aplinkinio regiono bandom sukonstruoti tą pasakojimą iš tų smulkių detalyčių. O pats, Povilai, vaikystėje daugiau laiko praleisdavai su žaislais ar su knygom? Geras klausimas, aš tikiuosi, kad su žaislais. Ne, aš manau, kad lygiaverčiai gal. Nors turbūt žaislai vis tiek užima ir labai svarbią vaikystės dalį ir reikšmingą, kiekybiškai tiek ir laiko prasme. Šiandien turbūt tas žaislas jau yra skaitmeninis. Suaugusiai mes labai vis dūsaujam, kad vaikai vis tiek ir laiko praleidžia, kiek ten normuoti reikia tą laiką prie kompiuterio. Tie kompiuteriai irgi turi savo edukacinį užtaisą. Svarbu turinys, kas jame tyrinėjame. Tai mes, galbūt mūsų laikais knyga atstojo tą kompiuterį ir mes valgėm jas dideliais kiekiais ir sparčiau. Ir mokėmės įvairiausių funkcijų savo kūno ir gebėjimų per fizinį pajutimą žaislų, tai tas niekur iš tikrųjų ir nedingo, tiesiog papildytas šiandien yra ta visa labai gausia kompiuterija, iš kurios reikėtų gebėti atsirinkti turinį. Nes ten labai daug ir labai klaidžiai gali Aš įsivaizduoju, tas pats šiandien yra ir su knygomis. Tik kągi iš knygų mugės esam. Ir toks kiekis, kad akis raipsta, jau ir smegenys nebesugeba sukoncentruoti dėmesio ir prisiminti visko, ką matei, ką verta skaityti, ko ne. Atranka turbūt irgi galėtų ir turėtų būti svarbus elementas. Ir turbūt ne tik vaikams, bet ir suaugusiems. Taip, čia faktas. Nes ir tos literatūros, kad ir apie tą vaikų auklėjimą yra tie, kad irgi gali čia vieną paskaitęs, vienai pradėti, kitą kitaip ir atrodo, tada jau nebežinai, kur. Praeis 10 metų ir sakys, tai ką tu darei, tai reikėjo trečią knygą imti. Jo, reikėjo trečią. O pamenat, Povilai, savo pačią pirmąją perskaitytą knygą ir kaip ta meilė iš vis knygom atsirado, ar tai buvo
tėvų kažkoks ten pasodinimas ir liepimas skaityti kiekvieną dieną po kažkiek, ar jinai tiesiog kažkaip savaime tą... Neprisimenu pirmos knygos, bet knyga visada buvo aplink. Mes gyvenom dideliam bute su seneliais, didžiulė biblioteka, tiek lietuviškos literatūros, tiek teatro literatūros, nes senelis buvo teatro kritikas, močiutė vertė ir dėstytojavo, tai buvo ir grožinės literatūros, ir įvairiom kalbom. Tai kai trūkdavo ko nors skaityti, tai bėgdavai, išsitraukdavai ko nors įtartino ir pabandydavai pažarstyti. Nors kai bandau prisiminti tas įsimintiniausias man knygas, tai kažkodėl pūpteli mintis apie knygas apie indėnus, kažkokius kaubojus ir kažkokius Afrikos išsivadavimo karus, bet ne lietuvišką literatūrą. Tai nors aišku, buvo visko. Tai gal tiesiog noras kažkaip, kas nepažinta iš viskas tolima, žinai, pačiupinėti turbūt tai, ko niekur kitur nematėm, dėl to ir imdavom. Taip, ribota informacija televizoriuje, radijoje irgi. Tai pagrindinis žinių šaltinis buvo, kad ir vėluojantis, bet buvo knygos. Nu gerai, bet dabar atsimeni, ką skaitai? Šiuo metu. Šiuo metu skaitau keletą knygų. Nu, vat galim tada pasižiūrėti. Kas ir kodėl, pavyzdžiui, kodėl pasirinktos jos? Gan atsitiktinai, kartais tiesiog šnekantis su draugais, jų nuomonė būna vertinga. Tai, na pavyzdžiui, Kmitos Pietinio kroniką, paraleliai skaitau su mamos rekomenduota Triukšmaujantis katalikai. Perklausiau aš ją. Taip, va, o aš ją vis dar skaitau, vis prišoku ir labai smagi kalba. Taip. Tokia kasdienybės dokumentika mūsų laikų. Nors aš ne šiaulietis, bet labai smagu. O aš vat rėmiau klausyti, nes šiaulietis įgarsino, tai labai iš vis buvo taip tikra, atrodo, kaip ten ir parašyta gavosi. Va, tai čia tokia, sakyčiau, romanas, lengvesnė gal knyga. Triukšmaujantis katalikai, Žagrakalytės Agnės knyga, jin yra kaip istorinių šaltinių rinkinys. Tai yra istorija, pirminiai šaltiniai iš Lietuvos, iš Belgijos, iš Kinijos ir jie taip ir chronologiškai, ir tematiškai šokinėjantis, gal tematiškai labiau, sukuria tokį keistą, nežinau, gal mokslininkam mėgstamą duomenų debesies jausmą, kai tu tada gali per to pradėti galvoti, kaip čia ką sujungti tarpusavyje ir ką iš to gali sugeneruoti, kuri mintis tau atrodo įdomiausia. Tai čia irgi tokia knyga, kur gali skaityti tik tai tą, ką nori, kažkokia, tai pavyzdžiui, vieną liniją tų dokumentų ir tų istorinių faktelių. O kokia apskritai įsimintiniausia knyga, kuri padarė gal kažkokią įtaką net gyvenime, jau žinom, kuri galbūt nukreipė jūs į archeologiją, ne? bet perskaičiau ir kažkas klik gyvenime. Baisiai sudėtingas klausimas, toks net negaliu išskirti vienos knygos. Turbūt jų visuma ir daro mus tokius, kokie mes esam. Čia kaip ir turbūt, nežinau, gal mokytojai, bet bendrai išsilavinimas, pavyzdžiui, visas, juk negali išskirti, kad kodėl aš esu toks, koks esu šiandien. Kažkas vieną akimirką tavo gyvenimo padarė vieną kažkokį tai veiksmą, kurio to veiksmis atsirado po 5 metų ir kažką dar pastumėjo. Tai su knyga turbūt tas pats. Aš neišduosiu, neprisipažinsiu. O kiek apskritai laiko užima dabar gyvenime knygos ir skaitimas? Vis mažiau ir mažiau. Ypač knygų skaitimas. Tarsi skaitimo tai yra pakankamai daug, nes kaip mokslininkas aš recenzuoju įvairius straipsnius, pats juos rašau, kažkokias knygas skaitau, bet dažniausiai specifines, net ne knygas, o straipsnius.
tam tikromis temomis. Ir tada, kai pagalvoju, kada aš skaitau tas knygas, kurios neturi nieko bendro su archeologija, istorija, muzeologija ar dar kažkuo, tai jų tikrai netaip ir daug. Nelieka laiko, ne? Dar vaikai, po to darbai ir šeima, šuo. O pasiteisinimų daug. Tai aišku, pasiteisinimų visą laiką turim, bet visą laiką gera, kai randam laiko prisėsti ir paskaityti nebūtinai tai, ką reikia, o tai, kas kažkur paglostytų, kažką kitą mums duotų. O kokių yra kažkokių archeologinių knygų, kurios irgi labai patiko? Archeologinio pobūdžio knygų yra tokių? Ar šitą, pavyzdžiui, irgi galima skaityti, kad jinai archeologinio pobūdžio knyga, ar ne? Čia turbūt istorijos archeologija, kai iš istorijos gliaudamos detalės ir atskiri faktai. Net nežinau, neišskirčiau gal vienos archeologinės knygos. Aš dabar apie ką pagalvojau, kad pastaruoju metu didelė dalis mano skaitytų knygų yra vaikiška literatūra. Ir gana aišku, kodėl. Kai auga vaikai, iš pradžių jie dar prastai skaito, arba kuris nors vienas skaito geriau, kitas neskaito dar, tai tas, kuris skaito knygą, būna apšaukiamas mažesniu, kad jie irgi nori skaityti ir klausyti bent jau, tas nenori skaityti garsiai, ir tada čia įsipainioja tėvai. Tai prieš miegą ar šiaip kažkada tas knygų skaitimas labai svarbus turbūt ir vaikam, ir tėveliam. Tai čia aš grįžau su skaitimu vaikam, grįžau prie savo vaikystės vėl literatūros, prie klasikos, prie Astridos Lindgren, prie visokiausių naujų knygų ir pavyzdžiui, pradėjęs skaityti vieną tomą Žvalgo mokinio kažkurią ištrauką vaikams, po to jie jau lik ir visi buvo užmigę. Tai aš tą naktį perskaičiau vieną tomą, sekančią dieną dar vieną ir, žodžiu, suvalgiau visus tas, berods, 13 ar 14 knygų gana efektyviai ir greitai. Na, šiaip lik ir, nei čia kažkokia mokslinė tema, nei kažkoks labai reikšminga literatūra, bet tiesiog užkabinanti, smagi skaityti, atsipalaiduoti, gal leidžianti ir persikelt savo visas mintis iš kasdienybės į kažkokią fantastinę aplinką. Kur... Aš irgi dabar kažkaip Harius Poterius skaitau kiekvieną vakarą ir atrodo, kodėl aš neprisėdu kažko savo paskaityti, nes žiūriu, kad aš po 1,5 valandos tiesiog vakare jiems skaitau ir mes jau vis gliaudam ir aš žiūriu, kad ir pas mane dabar labai daug vaikiškos tos literatūros, kuri, yra kaip ir nes to laiko nelabai ir yra, ne? Bet gal mes tapę suaugusiaisiais išmokom tą vaikišką literatūrą kaip nors kitaip vertinti. Gal čia visai naudingas dalykas, kad vaikystėje vis tiek tas knygas, tos tekstus supranti vienaip, o suaugęs turėdamas daugiau patirties visai kitaip. Tai aš manau, kad gal mes kartu ir nebūsim prašovę perėję vėl prie vaikiškos literatūros. O koks žanras šiaip pačiam patinka? Patinka fantastika? Jaunystėj visą tą fantastikos seriją skaičiau su didžiausiu pasimėgavimu, taip, bet pastaruoju metu kažkaip ir ne, gal labiau visokie istoriniai romanai, dar kažkas yra patraukliau negu fantastika. Žaislų, mano 5 minutės, sako, aš dar turėčiau čia sėdėti, aš turiu daug klausimų. Gerai, tai mes pereikim prie Žaislų muziejus. Kaip ši idėja iš vis gimė pas jūs? Tai viskas susijęs su mokslu, vėlgi, su mokslu ir knygomis. Pabaigęs disertaciją, publikavau ją. Monografijos pavidalu ir tada kilo klausimas, tai ką dabar aš 10 metų, kam aš tyrinėjau tas archeologijos radinius, kad viskas to ir pasibaigtų. 300 egzempliorių knygos, kuri nuguls kelių mokslininkų lentynose ir viskas. Ir dar berinkdami medžiagą mes važinėjame su žmona kartu po Latviją, Estiją, aplinkinės šalis. Tada jau užkliuvom už Tartu esančio Žaislų muziejaus. Ir taip po truputį ta mintis apie tai, kad tokios institucijos ar tokio
pasakojimo, istorijos pasakojimo būdo per žaidimą Lietuvoje tuo metu nebuvo visai. Tai ir tai ir paskatino pamėginti startuoti su kažko va tokiu netikėtu. Žaislų muziejumi, žaidimo muziejumi, vaikų muziejumi. Tai yra kažkas tarp to ir to. Nes vaikų muziejai tai yra, kur vaikai fiziškai viską čiupinėdami tyrinėja įvairius mokslinius reiškinius, edukuojasi ir taip toliau. Žaislų muziejai dažniausiai yra, nors ir manoma, kad skirti vaikams, bet jie dažniausiai yra skirti suaugusiems, nes visi daiktai yra už stiklo, jie labai daug gražių mašinyčių, labai daug gražių lėlių, bet tai yra tokios kolekcijos, kurie vaikai tik tai prispaudžia nosis. Ir teta vaikšto ir sako, tik nieko neliečupinėkit. Tai va, tas žaislų muziejus virto tokiu tarp to ir to mišiniu, kur nuostabi vieta. Ir kopijos, ir tas istorijos pasakojimas per žaidimą. Tai dabar tą sėkmingai naudoja visi muziejai, visas institucijos, kurios komunikuoja paveldą, tai tas lengviausia turbūt įtraukti lankytoją, kuris nelabai domisi specialiai arba netėjo nusiteikęs tam, tiesiog įtraukti į kažkokį nedidelį žaidimą. Vieną kitą kažkokį tai visiškai. Aš jau pirmą kartą tada užsikabini. Pirmą kartą ėjau kaip, į muziejų pas jūs. Bet kai atėjau, supratau, kad noriu tenai dar ir dar, nes dar ne viską spėjau pačiupinėti, nes viską galima pažaisti. Koks yra labiausiai lankytojų mylimas tenai žaislas pas jūs? Nėra turbūt tokio. Ne? Bet geriausias indikatorius yra, kai išeidant vaikas griūna kryžium prie durų ir aš niekur neisiu. Tada didelėm akim tėvai sako, aš dar tokio jo nemačiau. Tai jau yra gerai, kad vadinasi pajuto tą. O koks pirmas eksponatas buvo? O vat pirmi eksponatai ir buvo archeologinių radinių kopijos. Tai yra iš beveik 10 Lietuvos muziejų surinkti eksponatai, kurie rekonstruoti, kad jau galėtų lankytojai ir žmonės juos ir vaikai išmėginti ir suprasti, kaip jie turėjo veikti. Ir tai ir buvo iš tikrųjų toks startas, nes aš tada dar pradėjau galvoti, kas yra išlikę namuose iš mano vaikystės žaislų. Ir nieko neradau. Jo. Tai ir kiekvienas galite pagalvoti, kiek jūs turite savo vaikystės žaislų. Ar turit? Gal dar savo vaikystės knygų? Ne, neturiu. Ten yra, aš ten pas jūs atėjau ir čia mano buvo, čia mano buvo, čia mano buvo. Pataikyta vadinasi. Labai buvo. Labai palėtė. O ar egzistuoja archeologiniai radiniai, kurie atskleidžia senovės skaitimo praktikas kažkokias? Kai jau atsiranda raštyje ir skaitimas, kaip ir galima sakyti, kad archeologija mažiau svarbi, nes atsiranda raštas. Tai turbūt tie senieji raštai, senieji rankraščiai saugomi archyvose ir bibliotekose daugiau pasakoja apie skaitimą. Bet nepaisant to yra visokių keistų radinių, kaip pavyzdžiui skaitimo lazdelės, žydų naudotos skaitant tekstus, braukiant per tekstą. Tai jos, pavyzdžiui, yra neretas radinys kasinėjant senamiesčius. Tai tokių turi ir Lietuvos nacionalinis muziejus, ir kiti Lietuvos muziejai. Dar pakankamai daug randama knygų apkalų. Jeigu atsimenat, kaip atrodo viduramžinės knygos, tai jų kampai yra apkaustyti visokiais bronzos ar vario ar sidabro apkalais, turi susegimus, kad jie užsisektų, neišsižiotų plačiai. Ir tie įvairūs apkalėliai, sukūrenant knygas visokių suiručių metu, ar šiaip joms suyrant išlieka, tai tiek Vilniaus, tiek kitų Lietuvos miestų senamiesčiuose tai yra turbūt dažniausias radinys, kuris primena, kad knygų buvo daug, knygų buvo pas mūsų šviesuomenę, pas mūsų didikus ir miestiečius. Gerai. Ir pabaigai tada kažką mūsų žiūrovams. Palinkėjimą. Nuo savęs. Labai sudėtinga. Nepamiršti skaityti. Ir nepamiršti, kad kažkur giliai yra vaikas, kuris tą prisimena. Tikrai. Žaismą, skaitimą. Tik tai reikia skirti truputėlį laiko savo ir jį atrasti. Ačiū labai, Povilai. Ačiū.